Šiandien turėjau pokalbį, konsultaciją, galima sakyti, kuri, nežinau, kuri mane verčia nekalbėti švelniai, kuri mane verčia vis tik kreiptis į jūs, mėlyjeji. Ir labai liūdna, kad va šitas dalykas nėra garsiai rėkiamas nuo kalnų, nuo stogų, kaip ten Biblijoje parašyta ir panašiai. Labai liūdna, nes situacija tokia, kad labai sėkmingai kuriam santykius per šikną. Atsiprašau už negražų žodį, bet užknisa debiliškumas, užknisa jūsų, mėlieji, nesamprotavimas. Aš nežinau, ta prasme, sorry, aš dabar barsiuos, bet kodėl jūs susibėgat gadinti gyvenimą savo, ne? Ir dar baisiau, gadinti gyvenimą savo vaikams, sušikti gyvenimą savo vaikams. Ką turiu omeny? Šeimos sukūrimas tai nėra radimas žmogaus, su kuriuo faina pasikrušti. Tai nėra radimas kažkokio tai žmogaus, su kuriuo patogu, kuris ten tavo kažkokius tai poreikius padengtų. Šeimos sukūrimas tai radimas žmogaus, su kuriuo jūs tapsite iki gyvenimo pabaigos geriausiais draugais. Draugystės tarp vyro ir moters neegzistuoja. Ne, va, tiesiog gatvėje, sakykim taip. Tai neegzistuoja ir neknyskit man proto. Ta prasme, vyras ir moteris draugaut negali. Bet kuriant šeimą, šeimoje privalo tapti pačiais geriausiais draugais. Iki tokio lygio, kad ten, privalo tapti geriausiais draugais. Ir vat tokį žmogų turi surasti. Merginos, jūs turite surasti bičą, kuris būtų jums geriausias draugas šeimoje, kuris būtų tobulas tėvas jūsų vaikams. Tai turi būti surasta, o ne fainai nežinau, ta prasme, domėkitės, konsultuokitės, kreipkitės patarimo, pagalbos. Yra tų specialistų, yra šeimos porų konsultantų, yra psichologų, kurie jau pradeda matyti rezultatus tų visų lygiateisiškumų, feminizmų ir kitų šaudų, kurie privedė prie dabartinės situacijos. Kad šeimos griūna, vaikai yra psichologiškai žlugdomi nuo pat mažens. Vaikai auginami psichiatrų pacientais. Jūs savo vaikus darote psichiatrų pacientais. Kaip? Nekreipdami dėmesio į tai, kaip kuriat šeimą. Ta prasme, vaikui gyvybiškai svarbu turėti normalų tėvą ir normalią motiną. Ir normalų šeimos vaizdą. Ta prasme, jūs tiesiog į tai nekreipdami dėmesio, aš viską pasakiau. Jūs auginate psichiatrų pacientus. Viskas. Nes, pirmas dalykas, kas man krenta į akis,
Ne, va, dėl ko aš, pavyzdžiui, dabar va, šitą į video įrašinėjau, kas mane išmušė iš vėžių paskutiniai konsultacijai. Ta prasme, moteriškė, ai, mano vaikelis, aš viską dėl vaikelio, vaikelis. O kur tavo vyras? Kur tavo vyras? Kur to vaikelio tėvas? Ai, tai jisai čia toks, anoks, trečioks. Tu debilė. Tu savo vaiką pasmerki? Nežinau, to lygu nužudyti savo vaiką, realiai. Ta prasme, tu pasmerki savo vaiką visą gyvenimą kankintis. Per tai, kad tu nesuradai savo tinkamo sutuoktinio, nesukūrei santykių. Tu per tai pasmerki savo vaikelį visą likusį gyvenimą kankintis. Nu va šitą turit suvokti, bobikės. Man vaikas svarbiausia. Šūdas tu ne žmogus. Negali būti vaikas svarbiausia. Svarbiausia yra sutuoktinis. Ir jeigu judu sudarote normalius santykius, tada vaikelis auga pilnatvėj. Jisai mato normalią šeimą, jis mato normalų pavyzdį, jis mokosi kurti šeimą ir gyventi žmogiškai. O kai jūs viskas dėl vaikelio, ai, vyras čia, žinai, čia antroji vietoje, trečioji, aštuntoji, 12. Nu, tai sveikinu, tu labai nekenti savo vaiko. Tu atstumdama savo vyrą, dėl to, kad jis ten toks, anoks, trečioks, pati išsirinkai, kame bėda. Tai tu atstumdama savo vyrą, niekindama, žemindama, ta prasme, ypač jeigu prie vaiko tai darai, vaiko akivaizdoj, tai pipėts tavo vaikas, jisai pasmerktas visą likusį gyvenimą kankintis. Nu tai, nežinau, žodžiu, kuriat santykius per šikną, o paskui stebitės, o kodėl smirda. Nes kuriat santykius per šikną. Turit pirmiausiai surasti žmogų. Pirmiausiai rasti tą, su kuriuo tapsite geriausiais draugais šeimoje. Ir su kuriuo susilauksit vaikų ir tiems vaikams rodysit, kokie turi būti laimingi sutuoktiniai. Žodžiu. Nežinau. Blogai chebra darot. Blogai darot, kad nesidomit, nesistengėt, neieškot, nedarot teisingų žingsnių. Ulevojat, geriat, krušate su kuo papuolę ir paskui kurvos ir alkoholikai bando sukurti šeimą. Ta prasme, nežinau, čia merginos, gerbkit save, mylėkit save, nebūkit kurvos, šliundros nebūkit. Bičiai, išlikite vyrais, nepraderdinėkit savo vyriškumo. Alkoholis yra pirmas nuodas žudantis šeimą, žudantis santykius, žudantis vyriškumą. Moterims reikia vyriško vyro. Jeigu tu nors kiek vartoji alkoholį, nesvarbu kaip ten tu saikingai sakysi, tu žudai savo vyriškumą, tu nebūsi vyriškas. Nachrin tu nereikalingas niekam, ypač normaliai moteriai. Vyrai ieško moteriškų moterų, ne šliundrų, ne kurvų, moteriškų. Moteriškumas. Ai, žodžiu. Sorry. Aš piktai, bet užkniso. Tiesiog užkniso. Pavargau.
Pavargau matyti tuos pačius skundus, pavargau girdėti tuos pačius skundus. Ai, čia pas mane va šitaip, va su šito vyru nesigavo, kitą susiradau, su šito irgi nesigavo, nu tai kurva tu, blėt. Su tuo susilaukiau vaikelio, su nuo irgi susilaukiau vaikelio, o va čia va dabar vaikelį, aš viską dėl vaikelio. Nu ką tu dėl to vaikelio viena padarysi? Čiučiundra, blemba, kvailumo įsikūnyme tu nieko nepadarysi. Nesvarbu, kiek dirbsi, tiek tenai arsi, tiek ten nežinau, ką darysi. Tu dėl savo vaikelio viena nieko nepadarysi. Tavo vaikelis turi matyti šeimą, vyrą ir moterį, mamą ir tėtį. Ir juos laimingus, mokančius bendrauti, mokančius spręsti klausimus, problemas, mokančius, esančius geriausiais draugais, neišskiriamais draugais. Na, viskas, viskas, baigiu. Aš jau per daug čia įsivariau. Meilės jums visiems ir ieškokit atsakymų ir rasit atsakymų.